On October 18th, Brave CF debuts in Lithuania in partnership with leading local combat sports promotion, UTMA. World heavyweight champion Pavel Dailitko headlines this historic event, making his second title defense and returning home to fight in front of his own people for the very first time. Also on the card, Chris Mugg, set for his fourth straight-away day assignment, Turkish prospect Alperen Karabulut, back at flyweight, plus Lithuania's most promising talents, ready to follow in Dailitko's footsteps. Brave CF 99 live in Vilnius. We're taking the world to Lithuania, and Lithuania to the world. Sveiki visi, UTMA vėl sugrįžta ir UTMA atkeliauja į Vilnių. Spalio 18 dieną Brave CF 99 ir UTMA 14 turnyras, pirmasis UTMA turnyras Vilniuje, 10 MMA kovų. Na ir vienoje iš jų, co-main evente, Tomas Pakutinskas, kartu su manim. Sveikas, Tomai. Fight weekas. Tas stebuklingas žodis, kai iš esmės tas treniruotės perina į visai kitą režimą, emocijos sukyla irgi truputėliau pradeda eiti link to reikalingo susikaupimo taško. Kaip pasitinki šitą savaitę? Normaliai, iš tikrųjų, kažkaip vis tiek per tą visą savo karjerą turėjau kovų daug kažkaip ir stengiuosi savi nusiraminti, daug negalvoti apie tą kovą, kad nepradėti, sakau, degti iš anksto, žinai, kai sakau, toks ramus, žinai, žinau, kad ką darysiu, žinau savo planą su treneriais, ką darysim, kaip darysim ir kažkaip ramus, žinai. Ir seniau gal tai biškai mažiau žinodavau apie savo planą, ką darysiu, žinai, o dabar viską žinau, ką darysiu pilnai, tai kažkoks ramybė dabar palkos. Gal buvo pradžiai, gal 2-3 dienas tokias biškai, kai pamačiau, kad, žinai, tą, jau idėją mūsų. Tai toks galbūt iškirin buvau toks ant adatų, dabar kažkaip jau pripratau ir laukiu, kuo greičiau ateitų šeštadienis. Sakai, tas plano žinojimas, naujas šiek tiek dalykas, ar šitai atsirado su tavo atėjimu į Sparta Gym ir tenais kažkokiais pokyčiais tavo treniruočių? Ir tenais buvo, kur rinksė buvo viskas gerai ir Spartai viskas gerai yra. Aš tenais nesakau, kad tenais yra bloga, yra kažkas gerai, žinai. Jo. Aš niekada neapšneku, žinai, aš sakau pagarbiai visą laiką. Tenais daug metų sportavau, savo karjerą dariau, tenais treneriams išlikę yra pagarba, žinai, ir aš tenais, visai nenoriu, žinai, dabar parėjau čia viskas irgi kitaip biškai yra, žinai. Jo, gal, žinai, ne iš blogo lyginant, tiesiog surandant, gal yra tas skirtumas, kurį tu pajauti, žinai, kažkoks. Čia gal tokį pajaučiau skirtumą, gal, kad aš žinau visą savo planą, visos savaitės, ką aš darysiu, kaip darysiu. Ir tas mane labiau, sakau, veža, net sakau, kad tu žinai, ką darysi, tokią valandą, kur tu turi būti, tu turi eiti pas daktarų, kraują prisiduoti, tenas viską, tu turi, konkrečiai visą normaliai, ne taip, kad varysi ir nežinai, kai tavo kūnas nebeatlaika, išeini varžybas, jau nori eiti varžybas, kovoti, tu nebegalėjai, nes tu nenori kovoti, nes esi nuvaryt, kai ir klyskai, sakau. Sistema tokia, nuosekli sistema. O dabar viskas taip, kaip turbūt. Per pastaruosius 2 metus iš esmės tavo toks tankumas kovų yra vienodas. Iš esmės 23 sukovojai tenais apie rudenį, tada 24 rudenį ir dabar 25 rudenį. Tokio turi po vieną kovą, atrodo, į metus. Tau tinkamas toks ritmas? Galbūt seniau, kai būtum paklausęs, kokį prieš metus būčiau sakęs ne. Tai dabar gerai, nes kaip ir galvoju, gal jau po biškį baigti karjerą, tą sportą savo, kaip būtų skaudu, bet ateintas laiks, kada jau reikės pasitraukti irgi. Dar nežinau, ar po tos kovos pasitrauksiu, bet greitų metu. Ar po šito turnyro, ar dar vieno, bet kažkur čia, ne? Nežinai. Jo, nežinau, kokiam turnyrė, bet kad pasitrauksiu tai tiksliai. Nes, jau ir metai pasiruošimai ir važinėjams iš Tauragės į Vilnių, tas, kad turėčiau viską Tauragėj. Viskas gerai būtų. Dar gal kelis metus bandyčiau. Tenais aš neturiu galimybės taip pasiruošti kaip Vilniui. O jau man čia Vilniui gyventi po 3 mėnesius, negrįžti į Tauragę, tai man biškai sunku, žinai, palikti mergelę šeimą. Tai gerai, Tomai, jeigu taip, tada truputėlį biškai kitaip pasukam, tada ir tą pokalbį, jeigu iš esmės, su tavim prieš pokalbį pasikalbėjom, 2-6 metai, iš esmės, kaip ir galim skaityti, kad tavo tas profesionalus debiutas MMA Narve, maždaug apie tą laikotarpį,
dabar jau yra 2025 metai, jis bene tikriausiai tas labiausiai veteranas, nu kito žodžio negalima rasti MMA narvuose Lietuvoje. Kaip tu matai pokytį MMA sporto Lietuvoje iš esmės? Dėl to, kad dabar, kai kalbam apie Breivo turnyrą, mes dažnai yra kalbama apie jį kaip apie restarto mygtuką. Tai yra nauja organizacija, didžiulė MMA organizacija ateina į Lietuvą kartu su JTMA, iš esmės sukuria tą tarptautinę žiūrumumą ir tarptautinę auditoriją ir jauniems talentams, ir dabartiniams čempionams, ir tokiems kovotams veteranams kaip tu. Tai tarsi yra tas iš naujo perkūrimas to sporto, kuris šiaip pasaulį žyba su Lietuvos vėliava, bet pas mus to nuoseklumo ir didelio ažiotažo kaip ir nepavykdavo vis išvystyti. Vis reikėdavo prijungti kažką, kickboksą, muay thai ir taip toliau. Dabar turim solinį turnyrą skirtą MMA sportui. Tu esi žmogus, kuris matė tą sportą jau, kiek čia yra, 19 metų. Tai kaip tu matai, nuo kur jisai, tu atėjai 26, kažkur prasidėjo tas MMA narvas ir dabar 25. Kas nutiko? Ne, tai per tą laiką yra daugas atsitikė, nes tada, sakau, būdavo ir tos visai, tie renginiai visai tokie, žinai, sakau, būdavo ir vos neslėpuose, sakau. Tai ir visokiuose klubuose būdavo, kur, ten tik žmonių talpindavo keli šimtus, žinai. Aplamai ir lygis dabar yra pasikeitęs kovotojų, negu seniau, dabar, sakau, visi auga. Na, kažkaip pas mūsų Lietuva ta mama biškai gal kažkaip pamiršė yra kažkiek, bet aš galvoju, po to turnyrą labai stipriai pakils mama, nes ir kas kovos tam kardė yra, tiksliai, Lietuvos Seleckai, sakau, Laurins Urbanavičius ten, sakau, Žygimants Ramaška. Tai čia, kai sakau, yra kam kovoti Lietuvoje ir yra kam mes galim parodyti savi, ta mama, žinai. Aišku, tą kartą pralošėm visi mus, kad jie nurašė, žinai, bet tie nurašė, kurie patys gyvenime nėra sportavę ir nėra buvę tam ringę ar dar kažką. Taip pat kaip aš noriu išlošti, taip pat ir mano priešininkas nori išlošti, žinai, kaip abudu susitvarkysim su galvoms, taip ir viskas bus, žinai. Aš vis laiką stengiuosi kovas aštriai vesti, šį kartą bandysiu biškai protingiau daryti, kad jeigu draugų būtų trečias raundas, kad turėčiau dar kovoti, jeigu, nes žinau, kad mano tas priešininkas yra imtyniaujantis labai, jisai bandys su manim imtyniautis, nelabai tikiu, kad jisai su manim ilgai stovės. Būtų aišku gerai, kad stovės, tai gal daugiau kažką parodyčiau. O jeigu tai bus parterį, nebijau į parterį, nukrisiu tą parterį, iš to parterį irgi ne žalias esu, žinai, irgi, tai žinau, ką daryti reikės. Bet taip, kad Lietuvos dabar to reikėjo, dabar, Lietuvai, dabar mums, MMA kovotojams to reikėjo ir jaunimui bus spyrys į užpakalį biškai tobulėti, žinai. Nes dabar pažiūrėkit, kaip K1, viskas, visa Lietuva šneka kovotama, K1 kovas, visas geriausias Lietuvoje kovotojai visi. Tai aš galvoju, po tuo turnyrą, dar kitą turnyrą, jeigu bus MMA, aš galvoju, tai pradės šnekėti ir apie MMA. Nes yra to potencialo, tu teisingai sakai, iš esmės turim visas tas toks, aš sakyčiau, sprogimas vėl dėmesio į MMA sportą, atsirado Parauz Namajūnas, lietuvių kilmės, kai jinai visą pasaulį pradėjo stebinti savo pasirodymais. Tuomet mes turėjom Stoliarenko UFC, turėjom Žygimantą Ramašką, tada turėjom dabar, kur Kondratavičius pateko. Ne, Bukauskas. Bukauskas dar yra, kur Anglijoje treniruojasi žmogus. Tai jisai čia buvo atvažiavęs pas mūsų irgi Lietuvą, jisai sportavo, aš pats su juo. Jo. Tai sakau irgi, smagu, žinai, nes ir tu kaip juos pačiupinėjai, tu pamatai, jie niekad nesiskiria nuo tavęs, tu gali su jais kovoti. Tik tai sakau, jie kažkada kažkur gers agents ar dar kažkas buvo ir viskas. Sukrito aplinkybės. Jo, čia kitiems mums Lietuvoje, kur mes pasilikę buvom, labai sunku. Tai sakau, aš labai džiaugiuosi už tą Lietuvį, dabar kur pateka į UFC, sakau, Lietuvoje ruoždams. Lietuvoje pasiruošęs, nieko kitur nedalyvavęs, nes stovyklai Lietuvoje ruošęs. Čia į Vilnių atvažiuodavo irgi pas Lauriną, sakau, čia, sakau, matau, vienintelis lietuvis, kuris yra grinai vėl Lietuvoje ruošęs ir Lietuvoje visų patekęs, tai sakau, čia yra, wow, man.
Gerai, kadangi tavo karjera yra labai ilga ir labai spalvinga, neturime, žinai, reikėtų tikriausiai 20 tokių laidų įrašyti, kas tavo atskleis karjerą. Pereikim per momentus. Žinai, visą laiką galim ištraukti highlightus po vieną tokį pagrindinį dalyką ir iš to pabandyti susidėlioti paveikslą. Tai iš tų pirmųjų tavo kovų profesionalių, kuri tau įsiminė labiausiai? Nu, iš pirmų 10, sakykime, kuri įsirėžė, žinai, kad tipo, o čia mano pradžia buvo. Tai čia gal buvo, tai labai seniai, labai. Buvo jau iš, man atrodo, pirmų gal aš 3 ar 4 pralošimų, aš jau net galvojau, kad ne mano sportas, žinai, yra, bet aš kažkaip vis tiek paskui grįždavau į Tauragę ir vėl, sakau, užsidarydavau salėj, sklepokė tokiam ir vis tiek aš, sakau, turiu aš vis tiek kažkur. Ir man atrodo, 2008 gal metais ar 2007 pirmą kartą su Lilioniu tokiu kovojau, tenas jis už mane daug vyresnis buvo ir išlošiau. Ir man nuo tada ir prasidėjo tas visas į viršų kilims. Tai aš tą tik atsimenu tokį, kur buvo jau smagu, žinai, pirmą kovą išlošiau ir toks visur į viršų. Ir paskui, kur buvau pralošęs kitas pirmas kovas, ėmiau revanšius ir išlošiau prieš juos. Tai yra 2 kovos. Susigražinai kelią viską, ne? Susigražinau. Aš labai nemėgstu kalbėti apie kovotojų pralaimėjimus, apie kažkokias labai skaudžias patirtis, aš noriu šitą stigmą varyti. Koviniam sporte pralaimėjimai yra natūrali dalis ir tu tai puikiai ir prieš tai jau sakėjai. Tai aš noriu paklausti neskaudžiausią pralaimėjimą, bet svarbiausią pralaimėjimą. Kuris tau buvo, va, ta, žinai, kur išmokau? Tai gal tas toksai, kur dalyvavau tokia irgi aukštoj lygoj, kur jinai kažkada buvo pasaulyje 2 numeris. Ir aš su Čeku kovojau ir tenais 2 raundus aš tiksliai išlošinėjau, o 3, nors prisipažįsiu, pralošiau, bet vis tiek atidavė jam pergalę, tai man tada buvo skaudžiausia, žinai, toks, tiek daug ruošiaus, tiek tą dariau ir pakšti, ir, žinai, ir žinau, kad aš nebuvau blogesnis už jį, žinai. Ir toks, tada man gal buvo kažkaip skaudžiausiai, žinai. Bet iš esmės, nu tarsi supranti, kad ne viskas, žinai, kartais ir išeina net jeigu viską teisingai padarai. Tai sportas to. Tai taip, tai ir aš ir kiek ir esu sakęs kitiems tenais, kur, nu, žurnalistams, aš nebijau pralošti. Nu, yra sportas, nu, tai taip pat aš noriu, taip pat mano priešininkas nori išlošti, nu, tai atsitiks, nu, ką padarys. Nu, aišku, bus liūdna, žinai, bet, nu, kai aš sakau, užsidarau kelias dienas, žinai, nes būn liūdna tiksliai, bet nes tiek atiduodi savo visą kūną, sveikatą ir tu praloši. Nu, bet, nu, čia toks gyvenimas yra, kažkas turi pralošti, kažkas turi išlošti. Saldžiausias laimėjimas. Tai gal saldžiausias, taip man gal taip sakau, yra irgi su Rusijos kovotojų dėl diržą buvo. Čia Lietuvoje Vilniuje, tai tas Bušidokio okei buvo, tai gal tas toks saldžiausias buvo, nes tas kovotojas labai geras irgi buvo, tenas ir ambienė kovojęs visur, jis toks turėjęs patirties. Tai jo, taip, tai gal taip, nėra taip, kad baisiai, kad būtų ta viena kova buvo, tų kelias kovas ir pasaulio čempionate, tenas buvo, kur išlošiau jau vos neskau leisgyvis, man taip pavargęs buvau, kad nes mane kiša po kovą, tai sakau, tokių buvo kovų, bet taip, kad negalėčiau taip pridurti vienai kovai, kad... Bet skiriasi tos pergalės mėgėjų ir profesionalų ringė tuo malonumo jausmu, ne? Atrodo, kai į profesionalus kai ateini, tu labai daug sukoncentruoji į vieną momentą ir ten arba išsprogsti tinkamai arba ne, arba laimėjai arba ne. Mėgėjuose tu tą maratoną turi atlaikyti ir ta kiekviena pergalė atrodo, nu įveikiau, bet dar į kitą reikia žiūrėti, dar vieną, dar į kitą reikia žiūrėti. Biški yra tas, ne, toks jausmo skirtumas. Nu, yra gal kažkiek, bet aš kaip važiuodavau slėgą, aš nustengdavaus. Nežinau, iki dabar dar nėra lietuvių, kad būtų išlošę pasaulį tą pro, kur būn, tas, kur gali, nu, tas pasiskas kaip MMA, ir parterį gali mušti viską tą patį. Jo, tai žinau, kad iki dabar dar nėra nieks išlošę pasaulį. Tai sakau, ten irgi būdavo taip, kad atvažiuoji, tu žinai, kad tu turėsi arba 3 arba 5 kovas per dieną ir irgi taip savi paruoši tom, kad tau reikės kovoti. Ir kovoji. O tas sakau, kad nėra taip, kad sakau, tu čia jau išloši, tu patenkins, jau čia wow, ir tu žiūri, kad tau reikia už kelių minučių vėl eiti. Ir vėl tu turi nusiraminti ir vėl turi eiti kovoti.
Tomai, tavo sąskaita yra 24 pergalės, iš esmės tik 2 baigėsi kažkokiais sprendimais, reiškia, visą laiką sprendimą pats priemi ringę, kaip tą kovą užsibaigti, ar tai nokautų, ar tai skausmingų veiksmų, laužimų, smogimų, kaip tai bebūtų. Iš tų ankstyvų finišų, yra kuris tau labiausiai įsiminęs yra? Tai yra gal, kai dažniausiai, kai būdavo mažesni, man kai sakydavau, joksim, galvai kišdavo kaklą ir aš juos pakeldavau, žinoma, būdavo, kai aukštien būdavo patogu pakelti, kojas tabaluoja į orę, tai tas būdavo toksai, man gal įdomiausias. Tie tokie smūgimo veiksmai, išstovimas giliai. Jo, ne čia buvau, čia jau vieno tarpu daug čia pridaręs tų giliai. Gerai, atsigręžkim truputėlį dabar į dabartį tada, tai prašoliavom tą tavo praeitį tais highlightiniais momentais. Spalio 18 Vilnius po metų pertraukos kovosi vėl Lietuvoje ir dabar tavo priešininkas, Kartvelas, Šota Bedlemidze, seniau vadindavom gruzinais, dabar Sakartvelai. Ką apie priešininką, žinai, vyresnis už tave, abu tokie būsit prikaupę patirties tam ringe, kaip bendrai apibūdintum jį? Ne, tai aš, kai sakau, kovotojas tiksliai pagal viską, jis bus stiprus, bus ką su juo daryti. Ką aš apie jį žinau, tai aš tik tais, kai Gruzijoje dalyvavau pasaulio čempionate, aš jį buvau matęs, žinai, jis dalyvavo pagal kitas taisyklės, kur negalima mušti į galvą. Tai jau daugiau aš ten apie jį labai daug nežinau, bet tai galiu pasakyti, kad bus stipri kova labai, nuo pirmų sekundžių. Tu iš tų kovotojų, kurie neanalizuoja labai savo priešininkų prieš kovą? Aš ne, tai yra treneris tą daro, treneris tą sako, treneris daro planą, aš kažkaip nelabai tą kišuostamas. Su Raimondu Vlasevičium irgi iš Sparta klubo kalbėjom ir Raimondas irgi yra visiškai tas žmogus, kuris irgi nebiškio nežiūri į priešininką, viską atiduoda savo treneriui, bet aš taip pat kaip Raimondo paklausiu, taip ir tavęs paklausiu. Jeigu pats neanalizuoji, galės tada dalis suprasti, žinai, iš plano, kurį treneris ruošia. Kam reikia būti pasiruošus, kokie bus akcentai. Neprašau tave, žinai, atskleis dabar savo žaidimo plano prieš kovą, bet ar maždaug matai tą braižą, kurį treneris tau sudėjo, ko tu gali tikėtis iš kovotojų? Tai jau čia faktas buvo iš po pirmų treniruočių, kai sakau, kai mes pradėjom ruošti tą pasiruošimą, kai tą darėm, tai stovėsina, viskas yra stovėsina, bus, kad neįeitų į parterį ir stovėsina, daugiau judėti ant kojų ir mušti. O jeigu jie į parterį, nepasimesti tam parterį, viskas, bandyti stotis ir vėl. Raketų mokslas. Jo, ir vėl tą patį savo darbą daryti. Šiaip ko tikiesi iš savęs šitoj dvikovai? Nu, akivaizdu, eini į kovą tikėdamasis pergalės, tai čia yra tas, žinai, įtašytas baigtis, kokios tu nori, bet iš savęs eigoje ko tikiesi, ką tu nori parodyti savo, kad liktum patenkintas. Ir pergalę, kuri galbūt ateis, bet ir pasirodymą. Tai nebūtinai tai ir pergalė, žinai, tai sakau, jis irgi nori. Svarbiausia, tai norėčiau, kad nenuvilti save, žinai, kad atduoti save 100%, kad visi mano, kas ateis mane palaikyti, irgi nenusiviltų. Ir sakau, kad save duoti 100%, kad nesakyčiau paskui išėjęs į rūbinę, to nepadariau. O tai to labiausiai. Apskritai apie tą patį renginį kalbant, tai, kad po tavęs, iš esmės visą renginį, po tavo kovos su Šota uždarys Pavel Dailitko dėl pasaulio Breivo čempiono diržo kovojantis, taip pat sunkiasvoris kovotojas, jauti tą tokį, prasmę to viso renginio dar didesnė, žinai, esi kovojęs dideliuose turnyruose, kurie irgi buvo ypatingi tą didesnę prasme, bet dabar atvažiuoja pasaulio čempionas, žmogus, kuris treniruojasi kartu su Aspinaliu, su tuo pačiu Bukausku, Anglijai, tam džime, kur visi sunkiasvoriai pasaulio čempionai yra sukišti į vieną vietą, jis dabar čia atvažiuoja ginti titulą, tu prieš jį vienu laipteliu atrodo, tik tai, žinai, bent jau kovų sąraše. Jauti, kad tas, pastumė į priekį. Ai, ne, manęs nėra, nors aš būčiau ir tenas antra kova būtų, pradžiai, man to nėra, ar kovočiau dėl diržo, irgi nėra. Čia kova yra kova. Kova yra kova ir kuo daugiau tu tokius savi varžysi, kuo daugiau tu dėksi, žinai, tai aš toks nesureikšminu, ar tu prieš paskutinis kovoji, ar antras, ar paskutinis, žinai, nėra man to tokios baisiai reikšmės, nes vis tiek kovoti reikės ir tu turėjai savo darbą atlikti taip, kaip reikia atlikti.
Tai tada tiesiog dar bendrai galime renginį pasižiūrėti, 10 MMA kovų, jau kai kuriuos kovotojus tu paminėjai, gali apie juos gal ir truputėlį daugiau papasakot. Tai yra Žygimantas Ramaškas, žmogus, kuris buvo UFC organizacijoje, per TAFą patekęs į pagrindinę organizacijos struktūrą. Tai yra Laurynas Urbonavičius, kuris debiutavęs yra ir Bellatorė, aišku, nepasisekė jam daugiau tenai sukovo dėl visų aplinkybių. Taip pat atvažiuoja Nauris, žmogus 4-0, jaunas kovotojas, kuris šiaip įspūdingai atrodo. Tas pats Pavel Dailitko. Kaip tau tas visas fight cardas susidėlioja tavo galvoje? Ne, tai labai stiprus, kai aš sakiau, kad aš galvoju, gal net nėra buvę tokio stiprumo, kad lietuviai surinkti visi aukštą meistriškumą. Parodysim savo aukštą klasiką, sakau. Tas Ramaška, tai ir esu sportavęs, žinau, bus gražią kovą padarys, nes jo kovą žiūrėti yra labai, sirgaliams, jo žmonėms labai gražu, nes jis labai sprokstantis kovotojas yra, jis nebėjo prasikeisti smūgiais, toks, sakau, Laurynas irgi tas pats, jis bandys ir stovėsinoje nebėjo ir neimtiniauti, sakau, Pavelas, tai jisai, žinau, kad jisai jau tiksliai mušta labai stipriai, nes aš Pavelas ir irgi esam dirbę, sportavę, kai į Lietuvą atvažiuoju. Tai sakau, visas tokias kovas bus, sakau, aštrės, tiksliai. O kurie laimėsim, tai daug dievė lietuviai laimėtumėm, o kai bus, tai bus. Gerai, tai tada Tomai lauksim tavo pasirodymą. Nežinau, ar čia linkėt ar nelinkėt su ta karjeras baigtim, tau asmeniškai paliksim, žinai, kad tu jaustumai širdį, svarbiausia teisingai su tuo sprendimu. O tada su visais žiūrovais spalio 18 dieną, šeštadienį Vilniuje 19 val. Didžiausioje Vilniaus arenoje susitiksim Brave CF 99, UTMA 14 turnyre. Prieš tai YouTube tiesioginėse transliacijose galėsite pamatyti spaudos konferenciją, sverimų ceremoniją ir paskutinius kovotojų face-offus. Tada, kaip ir sakiau, šeštadienis Tomas Pakutinskas, Pavel Dailitko dėl pasaulio čempiono titulo, Brave CF 99, UTMA 14. Iki pasimatymų.